Kaip atrasti pašaukimą? Pats žodis pašaukimas tarsi sako, jog kažkas tave turi pašaukti. Šitoj vietoj vėl grįžtam prie identiteto arba tapatybės, kas tarsi reiškia, jog mūsų tapatybėje figūruoja tokia vaikiška energija arba infantilumas. Laukiam, kol kažkas pašauks. Tai jei vaikystėje visą laiką laukdavo mamos, tėčio, globėjų, senelių, dėdžių, tėtų, kad pašauktų, nukreiptų, pasakytų, pakomanduotų, tai tą patį būna darom ir suaugę. Mes laukiam, kol vadovas, direktorius, sutuoktinis, draugas, kažkas kitas tarsi pašauktų ir mes galėtume eiti tą kryptim. Kodėl tai yra vaikiška? Todėl, kad kartais nieks nešaukia suaugusių žmonių. Nes tikisi, kad tas žmogus jau eis pats. Iš principo juk taip turėtų būti. Vaikus išmokom vaikščioti ir tikimės, kad jie žygiuos patys. Taip yra ir su suaugusiais. Kol sėdim ir laukiam, kol mus kažkas pašauks. Dievas, likimas, išorinės jėgos, sutuoktinis, bendradarbis, viršininkas, draugas, kaimynas, kažkas, mes išeikvojam nemažai savo ir taip jau brangaus laiko. Tai vietoj to, kad laukti pašaukimo, galima šaukti pačiam save. Kur norėčiau aš nueiti? Ir aš save šaukiau į šią kryptį. Ir einu. Mėginu, bandau, atrandu, suklystu. Pašaukiu į kitą kryptį, jei matau, kad ten nieko. Tai viena vertus galima laukti ir nesulaukti. Kitu atveju galima mokytis pačiam save pašaukti. Ir tokiu būdu, pavadinkim, suformuoti savo paties pašaukimą. Nes nėra vietos, krypties ir žmogaus, kuris taip turėtų padaryti už jūs. Ar turėtų net geriau žinoti už jūs.